Tai pradžiai gal pradėsiu nuo mūsų sąrašo ir paaiškinsiu, žmonėms paaiškinsiu, kodėl 2 vienmandatininkai Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu buvo išmesti. Tai pasirodo, kad Mažvydas Misiūnas, kuris mano dešinioji ranka buvo prezidentinės kampanijos metu, yra nusikaltėlis. Oho. Jis nusikaltėlis. Nes jis sumokėjo Vyriausiai rinkimų komisijai 2018 eurų rinkiminį užstatą ir ne iš to banko, kur Vyriausia rinkiminė komisija norėjo. Tai čia jo vienas nusikaltimas, jis sumokėjo ne iš Lietuvoje esančio banko sąskaitos. Tai čia vienas nusikaltimas. Antras nusikaltimas. Mažvydas Misiūnas paprašė, kad Vyriausia rinkimų komisija tuos pinigus 2018 eurų, kai jisai surinks daugiau kaip 3% balsų vienmandatiniai, kad sugrąžintų ne jam į jo sąskaitą, o žmonai pervestų. Į žmonos sąskaitą. Na, taip. Tai tuos 2 mirtinus nusikaltimus padarė Mažvydas Misiūnas ir užtat jisai buvo išbrauktas iš vienmandatinio sąrašo. Tik tiek, tai užteko. Ir kadangi jisai tikras nusikaltėlis, tai 2018 eurų jam negrąžinami. Dar net nepradėjus rinkiminės kampanijos ir nepadarius jokių nusižengimų. Nieko nepadarius ir neprileidus prie rinkiminės kampanijos. Sumoki užstatą, tavęs neprileidžia prie rinkimų, o užstato negrąžina. Tai čia vagystė? Mano suvokimu, jūs panaudojot žodį, kurį aš ir noriu naudoti. Pavogė. Taip. Lygiai taip pat antras, Raimundas Purveneckas, verslininkas iš Vilniaus, jis padarė irgi beveik analogiškus nusižengimus, mirtinus, dėl ko negalima jo prileisti prie rinkimų. Tai yra, jis nuėjo į Lietuvos paštą ir padarė per paštą bankinę perlaidą, taip, nes paštas priima pinigus ir padaro perlaidas. 2018 eurų irgi pervedė Vyriausiai rinkimų komisijai. Dėl to jis taip pat neregistruotas vienmandatinėje Vilniaus vienmandatinėje ir jam 2018 eurų taip pat yra negrąžinami. Tai čia duodamas signalas, kad viskas Lietuvoje turi vykti per patikrintus tam tikrus bankus. Ne, dar kitaip, aš sakyčiau net kitaip. Įstatyme nėra aiškiai pasakyta, kad pavyzdžiui pinigai negrąžinami, jeigu tu neprileidęs. Taip. Ar ne? Neprileistas esi. Įstatyme yra paliktos rinkimų kodeksai, yra paliktos dviprasmybės. Nu tiesiog, galima ir taip vertinti, galima ir taip vertinti. Tai 100% žinau, kad kituose Lietuvos įstatymuose yra principas išrašytas, kad jeigu tarp įstatymų yra kolizija, tai turi būti sprendžiama to prašančiojo naudai. Šiuo atveju yra 2 žmonės, kuriem 2018 eurų jie negrąžina. Ir Vyriausios rinkimų komisijos sprendimas yra teismai į teismus kreipiasi, teismai patvirtino, kad galima vertinti ir taip, kaip įvertino Vyriausia rinkimų komisija. O ten yra kalbos apie konstitucinės teises, apie pasyvę rinkimų teisę, kad Lietuvos tik tai žmonės gali nuspręsti, ar tas žmogus bus išrinktas į Seimą ar ne, ar jisai tinkamas ar netinkamas. Vienas niuansas. Yra neapklausose, anketose, kurias reikia užpildyti Vyriausiai rinkimų komisijai, reikia prisekti savo bankinio pavedimo kopiją. Išrašo kopiją. Jo, kopiją. Toj kopijai matosi, iš kokio banko tu padarei pavedimą. Matosi, kas ten savininkas, ar ne? Ir tada sekantis klausimas yra, o kam jūs norite, kad būtų pinigai sugrąžinti? Tai jeigu atseit, Vyriausioji rinkimų komisija taip sako, atseit įstatymas sako, tik tai sugrąžinti tau pačiam galima, ar ne? Broliai, seseriai, žmonai kategoriškai negalima sugrąžinti.
tai kam klausti dar klausimo, nes sąskaita, į kurią reikia sugražinti, jau matosi, jau jinai yra pateikta. Taip. Čia specialiai yra padarytos duobės, kabliukai, kad, kaip man sakė Vyriausia rinkimų komisija, jūs kiekvieną atvejį apie mane vertins individualiai ir vieno kandidato atžvilgiu tai nebus nusižengimas, o mano atžvilgiu tai gali būti nustatyta, kad tai yra nusižengimas. Bet čia akivaizdžiai yra diskriminacija. Čia iš tikrųjų galima bandyti ir tos pačius europinius teismus bandyti kreiptis, nes nėra lygiateisiškumo. Čia, apie nelygiateisiškumą rinkimuose tai atskira ten tema. Taip. Jau ir seniau, man atrodo, buvom palietę. Taip. Tai šituo aspektu Vyriausia rinkimų komisija demonstruoja eilinį kartą, kad jie organizuoja nelygiateisius ir todėl neteisėtus rinkimus, bet Vyriausios rinkimų komisijos stogas yra Lietuvos Seimas, nes jisai juos prabalsuoja ir išrenka. Aš kalbu Vyriausia rinkimų komisija, tai 13 asmenų, kuriuos Seimas išrinko patvirtino. Tai jų stogas yra tas mūsų išdavikų Seimas, ir jie vykdo savo funkciją. Bet aš tada kategoriškai ir negražiai sakau, kad Vyriausia rinkimų komisija irgi yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir ji daugkartinai demonstruoja, kad Lietuva yra neteisinė valstybė.